Ar dar per dūmus matote altorių? Nematot. Šaunuoliai. Reikia Dievą matyti, dūmai paleidžiami, kad Dievą matytumėte, o kas prie altoriaus vaikščioja, labai gerokai antroje vietoje. Mėlyje, tokia yra linksma istorija arba nelinksma. Klausimas, visi galite būti potencialus atsakytojai mano klausimo, todėl prašau labai gerai išklausyti. Per žemę keliavo 5 varlytės ir jos buvo pasiekusios neblogą savo gyvenimo situaciją, tupėjo labai netoli dangaus vartų, tupėjo ant pačio gražiausio žemėje lotoso žiedo. 5 varlytės. Tupėjo, svajojo apie dangų, dangų svajojo ir galiausiai 3 nusprendė nušokti nuo lotoso žiedo. Klausimas bus Antanui, nes labai griežtai skaitys skaitinį. 3 nusprendė nušokti, o buvo 5 ant lotoso žiedo. Kiek liko ant lotoso žiedo varlyčių? Nei vienos? Kokie atsakymai? Kiek? 2. 2 liko. Jūs? Aš ir sakau 2. Irgi 2. Kokių dar turite atsakymų? Mėlieji, liko visos 5. Jos tik nusprendė nušokti nuo lotoso žiedo ir keliauti į dangų, bet to nepadarė. Mūsų sprendimai turi būti sekami veiksmu. Jūs galite nuspręsti geriausius gyvenime dalykus, svajoti apie dangų, rojų ir tupėti ant to lotoso žiedo. Liko visos 5 ir nei viena nenušoko nuo lotoso žiedo. Ir šiandieną Dievo žodis be galo yra sudėtingas tuo, kad jis yra griežtas, nes Jėzus tarsi į kampą varytas per keletą kartų įvairių dvasinių lyderių grupių. Įsivaizduokime, pati žydų šventykla. Faktiškai nėra nei vieno, apart Judo Iskarijoto, kuris taikėsi būti šventyklos kunigus, seka jį. Nėra nei vieno iš fariziejų apart Nikodemas, kuris slapta naktį atėjo aplankyti. Visiems buvo rakštis šis mokytojas iš Nazareto. Taigi Jėzus galiausiai duoda savo atsakymą. Vargas jums. Dievo yra tokia valia, kad jo geruosius dalykus neštų į žemę žmogus žmogui. Ir pagal šitą Dievo valią mes turime, Dievui dėkokite, turime net sakramentą, šventumo sakramentą. Broliai protestantai gali sakyti ordinacijos, tai yra paskyrimo sakramentą, o mes sakome paprastai kunigystės sakramentą. Ir šis sakramentas yra duotas specialiai, kad Dievo neštų šventumą į žemę. Jūs galite palaiminti namuose duoną, tobulą. Galite palaiminti namuose mašiną, savo transportą, tobulą. Tačiau, kada mes norime, kad tarsi būtų garantas, antspaudas, be abejo, ieškome licenzijos ir mūsų mašinos taiso paprastai profesionalai. Taigi, šventumo kalvė arba teikimas Dievo malonės taptų kunigystės sakramentas ir mes duodame šventinti, laiminti ir daugybę kitų dalykų. Šis sakramentas turi didžiulę galią nešti į žmoniją malonės. Man teko skaityti mistikų mąstymus, galbūt regėjimus, galbūt pačio Jėzus pamokymus. Sako, kokią didžiulę galią turi kunigo galia mišių palaiminimas. Sako, laiminkite. Aš tuos dalykus skaičiau, man jie labai širdžiai buvo malonus ir tai yra knygos su imprimatoriumais. Ir aš galia mišių stengiuosi jūs laiminti iškilmingą trigubą formulę, kad gautume tą į tarsi Dievo dar didesnį įkvėpimą, jeigu tai būtų tiesa. Ir žmogus gali per gyvenimą padaryti labai daug. Kalbame apie kunigystę. Ir taip pat gali padaryti ir nemažai blogai. Kur yra problema? Ar yra problema, kad mes norime būti šventi? Noriu būti šventas. Noriu tikrai, kad viskas skambėtų, būtų geras, sustiguota, mūsų maldos. Tai nėra blogai. Mes galime trokšti būti pasipuošę,
Daugybė dalykų galime išieškoti ir tam skirti dėmesio, pamesti galvą. Yra blogai tik vienas dalykas. Tai daryti, kad būtume žmonių matomi. O jūs pabalinti karstai, o jūs angių išperos ir visais kitais žodžiais, pradedant nuo Jono Krikštytojo, baigiant Jėzaus žodžiais, tiems šventiesiems ar šventumą nešantiems, kurių kalba netitinka jų gyvenimo. Ir mes savo gyvenimuose, mėlyje, turėtume visi, ne tik jūs, bet ir mes kunigai, būti visada mokiniais, o ne mokytojais. Mes turime būti vaikais, o ne tėvais. Ir mes turime ieškoti, kas mums vadovauja sieloj, o ne mes vadovautume. Tada galbūt galėsime vieni iš kitų semtis išminties. Ir dar sakoma, kada žmogus gyvena šventumu, jo gyvenimas šaukia daugybę kartų garsiau, negu visi apgalvoti žodžiai ir paruošti pamokslai. Labai nuoširdžiai meldžiu, prašau jūsų, melskitės už kunigus. Kunigystė yra be galo graži, bet yra be galo sunki, jeigu kunigas nori būti šventu. Ir ta kunigystė gyvenant nelengvėja šventumo kelyje, o sunkėja. Melskite už mane, melskitės už visus čia dirbusius kunigus, už tuos, kurie dirba Lietuvoje, už tuos, kurie dirba visur, melskime pašaukimų, be galo stokojame pašaukimų. Seminarijų išmokta taisyklė, manau, turi daug tiesos. Jeigu kunigas yra šventas, parapija kokia vadimai? Pamaldi. Parapija nebus šventa. Šventumas ateina tiesiai iš Dievo. Jeigu turite kunigą šventą, žmonės rinksis melstis, bus pamaldus. Jeigu turite kunigą nešventą, o pamaldų, jisai meldžiasi daug, tada parapija bus tikinti, taip, mūsų klebonas mato meldžiasi, pakankamai meldžiasi. Bet jeigu jūsų kunigas yra nešventas, nepamaldus, aš esu tikintis, man vieno Dievo gana. Ir jeigu kunigas yra tik tikintis, tai parapija kokia, Antanai? Bedievė. Melskime, kad parapija būtų tikinti, dar geriau būtų pamaldi, o jeigu Dievas dovanos ir šventa. Keltas minčių prieš vos keletą dienų pasakytų popiežiaus Pranciškaus, o kasgi yra visgi tas šventasis, šventieji ir šventumas. Šventumas tai yra Dievo dovana. O šią dovaną tu gavai per krikštą, sako popiežius Pranciškus. Šiai dovanai reikia leisti augti. Ši dovana gali visiškai pakeisti tavo gyvenimą. Tu būsi nušviestas Dievo dovanotų džiaugsmu. Todėl šventieji yra nepasiekiami ar tolimi kažkokie didvyriai, bet tokie patys žmonės kaip ir mes. Tai yra mūsų draugai, kurių išeities taškas yra ta pati dovana, kurią gavome mes kiekvieną per krikštą. Visi ir ne vieną kartą esate sutikę šventųjų, gerų, dosnių žmonių, žmonių, kurie Dievo padedami gyveno pagal gautą dovaną, leido, kad juos diena iš dienos veiktų šventoji dvasia. O šventumas tai yra dovana, suteikiama visiems, kad visi galėtų laimingai gyventi. O kai gauni šią dovaną, kokia būna tavo pirmoji reakcija? Mes esame laimingi, nes tai reiškia, jog kažkas mus myli. Esame laimingi, kaip tie, apie kuriuos Jėzus kalba būtent palaiminimų pamoksle.
Tačiau dovana, sakė popiežius Pranciškus, reikalauja jūsų atsakomybės, mėlyjeji. Dovaną reikia priimti, dovanos negali išvaistyti. Tu pakrikštytas, gavai kvietimą savo gyvenime išlaikyti, ugdyti gautą šventumą. Šventumas tai ir yra kelionė, kurioje dalyvaujame visi kartu, vieni kitiems padėdami, vienydamiesi su visais šventaisiais. Šventieji yra mūsų vyresniai broliai, seserys, kuriais visada galima pasikliauti. Jie mus palaiko, jie yra nuoširdūs draugai, kuriais galima pasitikėti, nes jie trokšta mums gero, nebado į mus pirštais ir niekada šventieji mūsų neišduoda. Jų gyvenimai yra mums pavyzdys, jų malda yra pagalba. Kartu su jais mes esame keliaujanti šeima, vadinama bažnyčia. Šventumas, mėlyjeji, tai yra dovana. Dovana ir kelionė, kartojo Pranciškus. Tad galime savęs paklausti, ar priimu, ar prisimenu šią gavęs šventosios dvasios dovaną, ar bandau išlaikyti, siekti toliau, ar dėkoju už tai, ar jaučiu save šalia savęs šventuosius, ar kreipiuosi į šventuosius. O dangiško visų šventų karalienė, padėk mums pajusti dovanos džiaugsmą ir paskatink mumyse didesnį amžino tikslo troškimą. Ir popiežius, kaip visada, melskimės už žmones, kenčiančius nuo šių dienų karų. Dvitaškis. Nepamirškime kenčiančios Ukrainos, nepamirškime Palestinos, nepamirškime Izraelio, nepamirškime kitų regionų, kur vyksta karai. Popiežius Pranciškus. Amen.